Kas nutiko, kad pirmi 13 metimų skrieja pro šalį? Nežinau, tikriausiai jaudulys koją pakišo. Net neįsivaizduoju. Sunku pasakyti. Ne, tikrai aš paprašiau nesijaudinu visiškai. Apšilimas buvo gan ilgokas. Iš tikrųjų, 3 sykius jau buvo apšilis. Vienas syk apšilau, palisėjau, kitas syk apšilau, vėl ten palisėjom, pasikalbėjom, prastampėm, vėl apšilom. Kažkokio pristatė, viskas, aš nežinau, gal tas šiek tiek davė. O paskui, kai pradėjau mesti pirmus 5 metimus pramečiau, tai truputį pradėjau rankos labiau ir labiau drebėti. Gal dėl to ir. Bet pavyko įsibėgėti? Jo, paskui aišku, nu ką, vis tiek metimų turi kažką pradėti pataikyti. Gal išmušėte šviežią tai, kad nespėjai pasiruošti, kur sužinoti tik prieš porą dienų, kad teks dalyvauti? Na jo, iš tikrųjų, tik šiandien ryte pradėjau galvoti, kad reikia važiuoti į Panevėžį rungtyniauti, nes rungtynės su Žalgiriu irgi nedavė ramybės iki pat vakaro vis dar galvojau, visas akimirkas apgalvojau visus netikslius metimus ir na, nežinau, gal ir dėl to.